Labas. Lėta dienos pradžia su knyga ir šiandien atsiverčiu 25 žingsnį. Paprastasis skroblas. Kaštono pumpurai, maumedis ir skroblas sudaro trijulę, kurią vienija bruožas – atsitraukimas nuo gyvenimo. Kaip priešnuodį šiai būsenai naudojame neužlaikyk, gyvenk gyvenimą dabar, kiekvieną akimirką. Nėra likę nei daktaro Bacho, nei Noros Vaiks užrašų dėl šių trijų emocijų atradimo eiliškumo, tačiau skroblai žydi panašiu metu, kaip ir maumedžiai. Be to, šie abu medžių tipai turi panašumų. Maumedis atsitraukia nuo gyvenimo dėl pasitikėjimo trūkumo, o skroblas dėl ryžto ir galios stokos. Paprasto skroblo žiedų esencija skirta tiems, kurie nesijaučia pakankamai stiprus, kad paneštų gyvenimo jiems užkrautą naštą. Šis daktaro Bacho sukurtas skroblo būsenų žmogaus apibūdinimas išduoda jį patį, jautusi jam uždėtą naštą. Ši našta nėra tokia kaip guobos atveju atsakomybių, bet darbo svoris, rodantis, kad iš jo reikalaujama per daug pastangų. Ir pasineriant į kontempliaciją skroblo tema, šią temą per didelės darbų naštos jaučiu rezonansą su tuo, kaip jaučiuosi aš šiuo metu, kaip jaučiasi dauguma žmonių, su kuriais aš susitinku ir kalbu. Taigi, paprasto skroblo žiedų esencija yra viena iš tų, kurią būtina naudoti tol, kol bus pajaučiama pilnai patenkinta emocinė būsena. Edvardas Bachas aprašė letargo būseną, kuri masiškai apėmė žmones, kai prieš 100 pasaulį kaustė gripo pandemija. 2020–2022 metais mes taip pat pergyvenome panašią situaciją. Karantino, ilgalaikės izoliacijos vaisius yra depresyvi emocinė būsena bei fizinių jėgų stygius pradėti bet kokį aktyvų veiksmą. Žmogaus protas yra tinginys. Jis labai lengvai išmoksta tingėti, įsitraukia į rutiną ir nuslysta į neigiamą skroblo būseną, lydimą kasdienio atidėliojimo. Oi, kaip gerai pažįstama man šita būsena. Šioje situacijoje gali padėti sąmoningas, džiaugsmingos disciplinos laikymasis. Niekas, tik pats žmogus turi rasti jėgų keltis ir žengti pirmą žingsnį. Kitas žmogus, mokytojas, terapeutas gali palydėti, įkvėpti, bet savo kelią teks nueiti savo kojomis. Ačiū už šią žinutę ir kągi. Keliuosi ir einu į savo dieną. Ir tau linkiu nuostabios dienos.